rytas jau. Oi, nesinori keltis. Visiškai. Reikia pasikloti lovą. Susišikuosi. Įdomu, ar viską pasiėmiau. Na, turbūt kuprinę ant pečių ir eime. Įdomu, kas yra valgyti. Sausainiai, obuoliai, žuvis. Na, turbūt man pakaks sausainio. Buvo tikrai labai skanu. Na ką, rytas. Reikia keltis. Vėl į mokyklą baigėsi tos vasaros atostogos. Nekenčiu. Kaip aš nekenčiu savo mamos. Sugeba valgyti, nupirkti. Sesers dar matai reikia nuvest. Pati tegul ir nuveda. Kaip džiaugiasi, kad reikia į mokyklą. Labas rytas, vaikai. Kaip smagu, kad grįžome po vasaros atostogų. Šiandien aš jums turiu kai ką pasakyti. Turėsime klasėje naujokę. Juhu! Smagu, kad jūs džiaugiatės. Taigi, prašau, įeik kristalėje. Labas diena. Na štai, nesutrovėjo kristalėje, mūsų klasė, manau, bus draugiška ir priims visus naujokus. Šiais metais turime tik vieną naujokę. Todėl prašau su jie elgtis labai draugiškai ir gerbti ją. Taigi, Kristalėja, prisistatyk. Aš esu Kristalėja, atvykau iš Niujorko ir perėjau šią mokyklą, nes jinai man labai arti namų. Tikiuosi susirasti čia klasėje draugų. Šaunu, Kristalėja, aš irgi tikiuosi, kad tu susirasi mūsų klasėje draugų. Sėskis ten, kur yra vietos. Gerai. Sveika. Labas. Labai gražus tavo vardas. Ačiū. Ko tu vardu? Aš esu Viola. Tavo vardas taip pat labai gražus. Ačiū. Kur tu gyveni? Netoli, jeigu žinai, netoli parduotuvės. Aš irgi netoli parduotuvės. Gal norėtum eiti kartu namo? Mielai. Na tai ime. Ar matėte tą naujokę? Taip. Man jį nepatinka. Man irgi, todėl jį čia ir pasikviečiau. Gal ką nors jį padarykime, ką nors labai negražaus. Tarkim, turit pasiūlymų merginas? Na, galime apmeluoti ją, tarkim, kaip nors pasišaipyti iš jos. Mes taip dažnai darom. Arba galiu paprašyti pagalbos Varliaus, juk jis toks kvailas, kad visada padeda. Na tai, be abejo, šitą idėja labai puikiai. Aš irgi taip manau. Na tai iki merginos, pasikalbėsime vėliau. Iki. Varliau, palauk. Labas. Sveikas. Varliau, turiu tau užduotį. Žinai, kas bus, jeigu neatliksi. Taip, žinau. Tu turi padaryti, kad naujokė taptų visiškai nepopuliaria ir tokia, patyčių kaip ir aš to labai noriu, nes man nepatinka, kai naujokai būna aukštesni už mane. Juk tu žinai, kas buvo pernai. Taip, žinau, atsiprašau, padarysiu viską. Gerai, turi sugalvoti kažką, kas jai pakenktų. Manau, turi idėjų. Taip turiu. Juk žinai, kad apie šitą niekas negali sužinoti. Supratau. Tai tikiuosi, kad ryt jau turėsi sumanymą ir galėsi jį įgyvendinti. Gerai, padarysiu viską iki. Gerai. Palauk, taip. Žinok, turiu tau kai ką pasakyti ir tave perspėti. Klausau. Matei tą populiariąją merginą, kaip daugas ją vadina? Taip, mačiau, man jį pasirodė, jeigu atvirai, tai FIFA. Taip, ji tokia ir yra. Jo, taip ir galvojau. Bet ji ne vien tik tokia, ji labai skaudžiai žemina žmonės. Pat ir tau pasisaugoti. Būtinai ačiū, kad pasakei. Nėra už ką, tiesiog
nenoriu, kad kažkas atsitiktų dar vienai naujokiai. Gerai. Įdomu, ar sesis jau namie. Kaip tau sekėsi? Ačiū gerai, o kaip jums? Puikiai susiradėme naujų draugų. Labai daug. Na, ar jie draugiški? Taip, o kaip pas tave klasė? Ar draugiška? Labai draugiška. Na, yra viena mergina, bet nesvarbu. Aišku, gal galima eiti į lauką pusvalandžiui, prašau. Taip, mes labai norim. Mes busim geras ir nenaisim toli. Na gerai, eikit. Jei, ačiū tau labai. Kaip čia linksma. Tai jau taip. Aš manau, kad mums jau metas namo. Na taip, bet tik čia taip linksma. Taigi ateisime. Na, kitą dieną ateisime. Na gerai, eime. Hei, palauk manęs. Skanaus visiems. Ačiū. Dėkoju. Ačiū, mama. Kaip broliukas šiandien? Gerai, broliukas. Auklė vat labai gera tokia, maloni, draugiška. O kaip tau sekėsi mokykloje? Na gerai, susiradau kelias draugės. Visai malonios, draugiškos, pabendraujam. Mes irgi susiradom draugių. Taip. Na tai labai džiaugiuosi. Mama, aš einu pažiūrėti televizorių. Gerai. O vonia laisva? Taip, tai einu nusiprausiu. Gerai. Labai šiltas vanduo. Paskaitysiu knygą. Na tikrai įdomi knyga. Na ką, jau metas miegoti. Ir vėl rytas ir vėl į mokyklą. Oh no. Tėvų jau nėra. O, jie man valgyt paliko. Ar matėte naujokę? Jep. Jau. Na visai nieko tokia. Pala. O tai kaip tavo brangioji ir populiarioji draugė? Na, gal mes nedraugai? Jo, na kada? Žiūrėkit, kas eina. Sveika. Labas. Tu Kristalėja? Taip, o ko tu vardu? Aš esu Edvardas. Gražus vardas. Ačiū. Aš čia galvojau ir gal norėtum kažkur neiti po pamokų. Galime. Žinai parką? Na taip. Tai susitinkame ten po pamokų. Gerai. Iki.